Sveiki, aš esu Karina, esu šokėja ir turiu jau 16 metų patirtį. Pati šoku nuo 6 metų ir galiu drąsiai teigti, kad šokis man yra ne tik judesys, ne tik choreografija. Man tai yra pats gražiausias, pats geriausias būdas išreikšti save, savo jausmus, savo mintis ir ne tai, ko kartais nepavyksta apsakyti žodžiais. Šokis man padeda paleisti įtampą, po sunkiausios dienos sugrąžinti energiją ir tiesiog atsiriboti nuo viso pasaulio. Ir kuo daugiau šoku, tuo labiau suprantu, kad šokyje nėra tos tam tikros ribos, kai viskas gana ar viskas, kai jau viską moki. Visada yra kur tobulėti, kur augti ir kažko pasiekti. Man kaip mokytojai yra labai svarbu sukurti tokią erdvę, kurioje žmogus jaustųsi saugiai ir nebijotų bandyti. Noriu, kad atėjęs į mano pamoką, žmogus norėtų išbandyti save, o ne atvirkščiai bijotų klysti. Todėl mano kaip mokytojas didžiausias tikslas būtų ne tik išmokyti judesio, technikos ar choreografijos. Aš labai noriu, kad žmonės per judesį pradėtų jausti laisvę, drąsą, labiau pasitikėtų savimi. Man labai patinka, kai žmogus ateina ir atrodo, kad labai bijo klysti, gal pernelyg save kritikuoja, bijo save parodyti tokiu, kokiu yra ir po laiko atsipalaiduoja ir vis drąsiau pradeda save parodyti kaip asmenybę per judesį. Ta transformacija yra tikrai labai man prasminga ir vertinga. Iš mano treniruočių mokiniai gali tikėtis ne tik fizinio tobulėjimo, bet ir vidinės transformacijos, didesnio pasitikėjimo savimi. Noriu, kad mokiniai atėję į pamoką ne tiesiog atkartotų judesius, bet ir suprastų, kaip judėti laisviau, kaip geriau jausti muziką, kaip labiau pasitikėti savimi bei išreikšti save šokyje. Taip pat labai didelį dėmesį skiriu pamokų atmosferai. Noriu, kad kiekvienas mokinys jaustųsi priimtas, motyvuotas ir galėtų augti savo tempu, be baimės klysti. Manau, kad būtent tokiu būdu progresas vyksta greičiausiai ir gražiausiai. Tad jeigu norite atsipalaiduoti, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, drąsos, pajusti vidinę transformaciją, kviečiu visus prisijungti į savo šokių pamoką. And she said